Laiko iki nacionalinio aplinkosaugos egzamino lieka vis mažiau, tad pats metas ruoštis. Parengėme jums labai trumpą testą apie atsinaujinančią energetiką, kuris, tikiu, padės pasiruošti egzaminui geriau. Viena pagrindinių vis intensyvėjančios klimato krizės priežasčių – iškastinio kuro deginimas. Laimiai, išeičių, kaip atsisakyti šio taršaus energijos gavybos būdo yra. Dėmesio klausimas. Kokia energija yra žaliausia? Saulės energija, vandens energija, vėjo energija ar ta energija, kurios nesuvartojame? Ar pavyko atsakyti? Padėti mums sutiko tarptautinės energetikos bendrovės Ignitis grupė tvarumo vadovas Valentas Neviera. Iš tiesų, žaliausia energijos rūšimi galėtume vadinti tą energiją, kuri yra nepagaminta. Šiandien Lietuvoje turim jau nemažai energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių pajėgumų, jų tikrai turėsime daugiau, daugybė įmonių investuoja į šią sritį, tačiau turim suprasti tai, kad šiltnamio efektą sukeliančios dujos, tos dujos, kurios iš esmės ir lemia pokyčius klimate, kurių tikrai nepageidaujam, jos išsiskiria ne tik deginant iškastinį kurą, ten dujas ar panašius kurus, bet jos išsiskiria ir įvairių procesų metu, statybos, pavyzdžiui, procesų metu. Todėl tiek gaminant saulės modulius, pavyzdžiui, arba statant vėjo elektrinės, tų emisijų išsiskiria, to negalim išvengti, transportavimo dalis tai sudaro. Tarptautinė energetikos agentūra yra paskaičiavusi, kad kad pasiektumėm ambicingų klimato kaitos tikslų per artimiausius 20 metų, kad įgyvendintumėm iš esmės Paryžiaus susitarimo tikslus, 40% emisijų mažėjimo energijos srityje, iš esmės, nesakau energetikos sektorė, bet energijos srityje, skaitant transportą ir panašiai, turėtų ateiti būtent iš efektyvesnio energijos suvartojimo. Keliaujame prie antro klausimo. Nors atsinaujinančių energijos šaltinių yra įvairių, iš vienų elektros energijos pagaminame daugiau negu iš kitų. Dėmesio klausimas. Kaip manote, iš kurio energijos šaltinio Europoje elektros pagaminama daugiausiai? Saulės energijos, vėjo energijos, vandens energijos ar geoterminės energijos? Daugiausiai energijos Europoje, kalbant apie atsinaujinančius išteklius, yra pagaminama iš vėjo. Drauge su vandens energija, vėjo energija sudaro daugiau negu 2/3 viso pagaminamo energijos kiekio. Iš tikrųjų, vėjo energijai tenka apie 36% pagaminamos energijos kiekio, hidroenergija apie 33%, saulė vejasi šiuo metu su maždaug 14%. Lietuva, jeigu pasižiūrėsime, iš tikrųjų irgi nedaug atsilieka nuo šių skaičių. Kalbant apie atsinaujinančius išteklius, vėjo energijos gamyba ir Lietuvoje iš tikrųjų yra didžiausia. Be jokios abejonės tai priklauso nuo metų, priklauso nuo vėjingumo, bet Lietuvoje galim džiaugtis tikrai efektyvia, gera vėjo energijos gamyba, o dar kai turėsim vėjo parką jūroje, tai tos vėjo energijos turėsim dar daugiau ir galėsim naudoti tikrai švarę, efektyviai pagamintą energiją. Keliaukime prie trečios užduoties. Užsibrėžus Europos žaliojo kurso ambicijas, visos valstybės siekia kuo greičiau ir kuo didesnė apimtimi pasigaminti energiją švariai. Bet ar kada susimąstėte, kaip mums sekasi siekti šio tikslo? Dėmesio klausimas, kaip manote, kiek energijos Lietuva pasigamina iš atsinaujinančių energijos šaltinių? A. 5,5%, B. 11,2%, C. 48,4% ar 81%. – 2021 metais, žiūrint į vietinę gamybą, tai yra tą elektros energijos kiekį, kurį pasigaminam Lietuvoje, tai iš atsinaujinančių išteklių buvo pagaminta 48,4% visos energijos. Jeigu žiūrėtumėm į suvartojimą, tai yra į tą skaičių, kiek suvartojam ir kurią dalį tame sudaro energija iš atsinaujinančių išteklių, tai būtų šiek tiek mažiau, būtų 19,2% 2021 metais. Na, tai yra susijęs su tuo, kad gana didelę elektros energijos dalį Lietuva šiuo metu importuoja. Dėl to
tas pagamintos energijos kiekis ir suvartotos energijos kiekis ne iki galo sutampa. Norėčiau dar paminėti apie Lietuvos tikslus šioje srityje. Tai iš tikrųjų tikslus turime ambicingus ir 2050 metais turėtumėm gamintis čia vietoje Lietuvoje visą mums reikalingą elektros energiją ir absoliučiai didžioji jos dalis turėtų būti pagaminama būtent iš atsinaujinančių išteklių. Tikiuosi, klausimai pasirodė įveikiami, o norintiems sužinoti dar daugiau ir egzaminui pasiruošti dar geriau, Valento įžvalgos apie dabartinius iššūkius vystant atsinaujinančią energetiką mūsų šalyje. Mes esam tokioje situacijoje, kai iš esmės Europoje vyksta karas, vyksta energetinis karas ir iš tikrųjų tai yra pagrindinis iššūkis šiuo metu tiek energetikos bendrovėms, tiek, manau, visiems energijos vartotojams. Visi matome, girdime apie tikrai labai didelius tiek dujų, tiek atitinkamai ir kitų energijos šių elektros, pavyzdžiui, kainų svyravimus. Ir tai, kaip suvaldyti šį iššūkį, tai užima tikrai didžiąją dalį laiko ir minčių šiuo metu. Tuo pačiu puikiai žinome, kad vienas iš būdų, kaip su tuo tvarkytis, kaip suvaldyti šitą situaciją, būtent yra atsinaujinančių išteklių plėtra. Tam, kad būtumėm kuo mažiau priklausomi nuo energijos iš kitų šalių. Kalbant apie kitus iššūkius, atsinaujinančių išteklių plėtra taip pat kelia tam tikrų iššūkių ir tinklui, kadangi atsinaujinantys ištekliai nėra labai stabilus energijos šaltinis, todėl tas balansavimas tampa labai svarbus, kad tada, kai vėjo, pavyzdžiui, nėra ir vėjo elektrinės negamina, kad tos elektros turėtumėm, tai čia kalbam apie kitus įvairius galimus energijos šaltinius. Tai tiek Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtra pastatant 5-ąjį agregatą yra svarbus projektas. Taip pat be jokios abejonės turim galvoti ir galvojam daug apie kitus inovatyvius sprendimus, baterijų diegimą ir panašiai. Ačiū Valentui. O mes susitinkame laikyti nacionalinį aplinkosaugos egzaminą jau spalio 24 dieną. Neužmirškite registruotis.